Labas rytas. Šiandien kėlėmės anksti. Po 7:15 mes jau išjudam link krioklių. Pasižiūrėsim krioklius. Tada nuvažiuosim pasižiūrėti medžių milžinų. Ir tada ieškosim bilietų ir plauksim į Alkatrasą. Išsirašėm į žygį prie Almerė krioklių. Jau dabar einam iš kelių, turėtų būti 1 mylios takelis į vieną pusę. Pažiūrėsim, pavyks rasti ar nelabai. Sprendžiant pagal vakar užtvanką, kur buvo ta šventa skylė, tai turėtų būti vandens visai. Visgi pusiaukelėj kelio apsisukom, nes pamatėm, kad atstumas yra daug didesnis negu tikėjomės, bet vaizdai vis tiek buvo gražus, pamatėm ir vandenyno pakrantę. Toliau važiuosime link medžių milžinų.
Tai šitie medžiai, kuriuos einam pasižiūrėti, yra didesni net už Laisvės statulą Niujorke. Tai ryšys, čia gali 3G pagauti, o čia gali 4G pagauti. Mes turėjom, kad patekti šitą parką užsirezervuoti dar, tai ir sako, čia nėra ryšio, tai sako, pakilkit kalną į viršų, kad ryšį pagauti. Pakilom kokias 5 minutės kalną į viršų, pasigavom ryšį, užsirezervavom, nusileidom žemyn. Tai va, dabar jis atrado žemėlapį, kur čia internetą gauna, tai pasirodo tik čia. Bet čia, va. Muir Woods nacionalinis monumentas yra saugomas miškas, esantis Kalifornijoje, JAV, netoli San Francisko. Šis miškas yra pavadintas garsaus gamtininko ir aplinkosaugininko Johno Muiro garbei. Muir Woods garsėja savo įspūdingais, senoviniais sekvojų medžiais, kurie yra vieni iš aukščiausių ir seniausių medžių pasaulyje. Muir Woods buvo paskelbtas nacionaliniu parku 1908 metais prezidento Roosevelto. Apsilankymas Muir Woods suteikia galimybę patirti vieną iš nedaugelio likusių senovinių sekvojų miškų ir pajusti gamtos didybę bei grožį. Pagrindinė miško atrakcija yra pakrantės sekvojos, kurios gali užaugti iki daugiau nei 115 metrų aukščio ir gyvena tūkstančius metų. Šis parkas yra unikali ekosistema, kurioje gyvena įvairios augalų ir gyvūnų rūšys, pritaikytos drėgnam ir vėsiam klimatui, būdingam šiauriniai Kalifornijos pakrantei. Muir Woods yra populiari turistų lankoma vieta, pritraukianti daugybę lankytojų, kurie nori pasivaikščioti tarp didingų sekvojų, pasigrožėti natūralia gamta ir mėgautis ramybe, kurią teikia šis senovinis miškas. Parke yra keletas gerai prižiūrimų takų, kurie leidžia lankytojams apžiūrėti mišką įvairiais maršrutais, pritaikytas tiek pradedantiems, tiek patyrusiems žygeiviams.
kruizo į Alkatraso salą. Turbūt šitas laivas turėtų mus ten ir nuplukdyti. 1972 metais Alkatrasas tapo dalimi Golden Gate nacionalinio rekreacinės zonos ir buvo atidarytas visuomeniai kaip muziejus. Šiandien jis yra populiari turistų lankoma vieta, siūlanti ekskursijas ir istorijos pamokas apie salos praeitį. Alkatraso sala, dažniausiai žinoma tiesiog kaip Alkatrasas, yra garsus buvęs kalėjimas ir dabartinis muziejus, esantis San Francisko įlankoje, Kalifornijoje. Sala turi turtingą ir įdomią istoriją, apimančią kelis etapus, nuo karinės bazės iki garsiausio kalėjimo Amerikoje. Šiuo automobiliu iš uosto į kalėjimą būdavo gabendamas maistas ir kiti daiktai. Čia buvo administracinis pastatas. $1850 metais prezidentas Millardas Fillmore'as paskelbė Alkatrasą karinę teritoriją. Netrukus sala buvo paversta karine baze ir tvirtove, kuri turėjo saugoti San Francisko įlanką. Apsilankėme buvusio kalėjimo skalbykloje, kurioje šiuo metu eksponuojama indėnų okupacijos istorija ir žmonių, kuriems pavyko pabėgti. $1969–71 Alkatrasas buvo okupuotas grupės Amerikos indėnų aktyvistų, kurie reikalavo, kad sala būtų grąžinta indėnams pagal seną sutartį. Ši okupacija atkreipė dėmesį į indėnų teises. Alkatrasas taip pat turėjo savo nuosavą gaisrininkų padalinį. Šis pastatas visą salą aprūpindavo šiltu vandeniu, šildymu ir elektra. Nuo XIX amžiaus vidurio iki XX amžiaus pradžios Alkatrasas tarnavo kaip karinis kalėjimas, kuriame buvo laikomi kariniai nusikaltėliai. Ant vandens bokšto net po renovacijos yra išlikę indėnų užrašai, kuriuos paliko per 2 metus okupacijos. Kadangi visi šio kalėjimo kaliniai buvo nuteisti iki gyvos galvos, juos išleisdavo tik tada, kai jų kardiograma išsilygindavo, o čia buvo paskutinė vieta, kur laukdavo paleidimo į laisvę. Čia yra dušas, kaip per amerikietiškus filmus kalėjimuose rodo, tai taip realiai ir yra pas juos. Net muilai sudėti. Įeiname į kalėjimo zoną.
o apie privatumą nešnekam. Net tualete sėdint galėjo kiti pasižiūrėti, ką tu darai. Prižiūrėtojai, kiti kaliniai, jeigu priešais kamerą turėjai. Čia vienas geriausių išlikusių kameros pavyzdžių. Čia yra pavyzdinė kamera, čia būdavo įkeliami nauji kaliniai. Taip atrodė jų laisvalaikis. Čia yra D blokas. Izoliatorių blokas, į kuriuos atvesdavo prasikaltusius kalinius. Bet šiaip labai keista, nes čia kameros geresnės ir didesnės negu tenais, kur priimdavo kalinius. Ši čia buvo biblioteka. Čia jau buvo nusipelniusių kamera. Jau privilegijų turintys žmonės, o čia buvo įdiegta radijo stotelė. Jie galėjo įsikišti ausinės ir klausytis vienos iš dviejų radijo stočių. Čia ateidavo lankytojai pas kalinius ir galėdavo susitikti. Čia dar vienas kalinys nesupranta, kad jų kalėjimas seniai uždarytas. Čia yra viena iš 4 kalinių, kurie pavyko pabėgti iš Alkatraso kamerą. Jie prasikrapštė angas ventiliacijos, pasididino jas ir pro ten išlindo. Pabėgimas turėjo atrodyti kažkaip taip. Dabar einam į kalėjimo valgyklą. Čia valgydavo 3 kartus per dieną 200 kalinių. 1934 metais sala buvo pertvarkyta į federalinį kalėjimą, skirtą laikyti pavojingiausiams nusikaltėliams ir tuos, kurie bandė pabėgti iš kitų kalėjimų. Alkatrasas tapo žinomas kaip griežčiausias ir saugiausias kalėjimas Amerikoje. Jis veikė iki 1963 metų. Alkatraso kalėjimas buvo uždarytas 1963 metais dėl didelių išlaikymo kaštų ir pablogėjusios infrastruktūros. Buvo manoma, kad iš Alkatraso kalėjimo pabėgti yra neįmanoma dėl šaltų, stiprių srovių ir didelio atstumo iki kranto. Čia yra stebuklingas televizorius ir modeliukas. Jeigu aš paliesiu bet kurį iš šitų pastatų, pavyzdžiui šitą. Alcatraz talking touch model. Instructions. You may touch this model. As you do, you will hear the names of each part and a short description. You may tap the same part again to hear in-depth information. Jisai pasako man, koks tai yra pastatas. Water tower. Čia yra vandens The bokštas. water tower is north of the cell house, at the last left-hand switchback in the roadway up to the main visitor entrance to the cell house. Apsilankymas Alkatraso saloje suteikia galimybę pajusti istorijos dvasią ir sužinoti daugiau apie šį unikalų ir įspūdingą Amerikos praeities objektą.
Spėkit, kur einam valgyt. Tikrai neatspėsi, dar niekada nebuvom tokiame dalyke. Čia bus Empire Buffet. Bufetas. Ten, kur galima valgyti tiek, kiek nori. Užsumokėta kažkokią kainelę. Nu, ką čia įsidėjai? Radau naują dalyką. Svogūno laišką. Kalmarų žiedus. Ne, svogūnų žiedus. Svogūnų žiedai, gal spring rollsai, gal firi bulvytė, šiaip biškį šaltas. O čia vis dar nežinau, sumės ar nesumės, Simas paragaus. Einam pasidarysim čekiną. Ir jūs te papasakos, kaip ją apgavo. Čia žalytas. Čia iš apačios rūko žolė. Dūmai didžiausiai eina. Atrūkis mūsų. Pavyko? Ne. Ką ten reikėjo padaryti? Negaliu to atsakyti. Ką? Negaliu to atsakyti. Čia šviesos nėra. Lauk. Gal čia reikia. За хуйня. О, потихоньку сейчас я... Pagrindinės šviesos nėra. Kaip visada. Tas varys yra geras, tvarkingas, gražus. Čia turbūt vienas geresnių. Taip. Gerai. Yra gerai. O. Einam atsivarysim automobilį.